2015 m. sausis, Roma. Keli metrai nuo Švento Petro aikštės vyksta neįprastas įvykis. Ekumeninis susitikimas, subūręs vienuolius ir vienuolės, ortodoksus, protestantus, anglikonus ir katalikus. Visą tai surengė popiežius Pranciškus, pats priklausantis jėzuitų ordinui, pašvęstojo gyvenimo metų proga. Susitikimų ir broliškų dialogų metu jie mokosi pažinti vieni kitus su jų skirtumais ir pagilinti tai, ką turi bendro, įsipareigojimą sekti Kristumi asmeniniame ir bendruomeniniame pašaukime. Motina Teresė sakė novicėms, savo jaunosioms seserims, tarnaujančioms vargšams. Ji kalbėjo taip: jūsų pašaukimas nėra jūsų darbas. Jūsų pašaukimas tai priklausyti Kristui. Ši paradoksali frazė mane visiškai užvaldė bei nutiesė tiesų kelią mano širdyje, o vėliau ir patraukė. Manau, galiu sakyti, kad sutikau Jėzaus žvilgsnį. Tai tarsi jo žvilgsnis įsispaudė manyje, jo ramybė, jo meilė. Jis man apsireiškė kaip meilė, stipri, ištikima, tvirta it uola. Aš patyriau, ką reiškia būti mylimai. Širdis buvo pripildyta taip, kad nebegalėjau jo sutalpinti. Manyje kilo poreikis atsakyti į šį meilės pasireiškimą, kuris mane pripildė dideliu džiaugsmu. Kai aš įstojau į vienuolyną, neieškojau nieko kito, tik Dievo. Supratau, kad manyje esančią meilę galėjo pasotinti tik ryšys su Dievu. Ничем заменить, кроме духовного общения с Богом. Nuo krikščionybės pradžios vyrai ir moteris rinkosi celibatą dėl Kristaus ir Evangelijos. Gyventi skaistume, neturte ir paklusnume. Dievo dovana ir atsakymas į asmeninį kvietimą, pašvęstasis gyvenimas įgavo skirtingas formas laikui bėgant. Tačiau išlaikė 3 esminius elementus – pasišventimą, misiją ir brolišką bendruomeninį gyvenimą. Šiame filme net Fogodijus atveda į susitikimą su pašvęstaisiais asmenimis iš skirtingų bendruomenių, bažnyčių ir kraštų, kurie atsiliepė tam pačiam Kristaus kvietimui viską palikti ir juos sekti. Sankt Peterburge, antro pagal dydį turinčio 5 milijonus gyventojų Rusijos miesto centre, 1713 metais buvo pastatytas Trejybės ir Šventojo Aleksandro Nevskio ortodoksų vienuolynas. Jis priskiriamas prie puikiausių ir svarbiausių vienuolynų Rusijoje. Šiandien ten gyvena 50 vienuolių, kurie atkūrė vienuolinį gyvenimą po sovietmečio persekiojimų. Jie sujungia intensyvų maldos gyvenimą ir didelį atsivėrimą pasauliui, jau vien dėl to, kad pats vienuolynas yra Nevskio prospekto pagrindinės Sankt Peterburgo gatvės gale. Большая часть жизни монаха на самом деле. Tiesa, kad didžioji vienuolio gyvenimo dalis nėra matoma, yra nesuvokiama žvelgiant iš išorės. Ji tokia ir turi būti.
монаха. Tai vienuolio Но есть та gyvenimo часть, которая askezė. доступна, потому Tačiau что yra ir всё-таки наш regima монастырь gyvenimo dalis, nes mūsų vienuolynas skiriasi nuo kitų. Jis stovi didelio miesto Мы centre. говорим про Бога, что Бог есть любовь. Sakoma, kad Dievas yra meilė. Kas pasilieka meilėje, pasilieka Dieve. Монахи должны показывать. Vienuoliai turi liudyti savo Община gyvenimu. это монашеская. Vienuolinė bendruomenė turi liudyti apie šią meilę, jog yra įmanoma gyventi šią meilę. Ne pasaulio prasme, kaip malonumą, bet meilę, kaip galimybę aukoti savo gyvenimą dėl kitų. Способность жертвовать собой ради другого человека. Вот мы тут живем на Невском проспекте. Štai taip mes gyvename Nevskio prospekte ir tai mums nėra lengva. Atsimenu seną vienuolį iš Atono kalno vienuolyno, kuris lankėsi pas mus ir į mūsų žodžius atsakė taip. Viskas yra paprasta žmogui, kuris nori būti su Dievu, kuris palinkęs į Dievą, kuris trokšta būti su juo. Jis visuomet bus su Dievu, ne jei stovi minios viduryje, turguje. Jis visuomet atsimins viešpatį. Štai dėl ko yra svarbu išlaikyti tylą savo širdyje. Главное, чтобы в сердце был покой и тишина. Dar ir šiandien širdies tylumoje vyrai ir moterys išgirsta asmeninį viešpaties kvietimą juos sekti, pašvenčiant jam savąjį gyvenimą. Sesuo Milena Clarisė, Trevi vienuolyno esančio Umbrijos regione Italijoje abatė. Šį kontemplyvųjį ordiną įsteigė Šventus Pranciškus Asyžietis ir Šventa Klara 1212 metais. Tutto il desiderio, diciamo così, di Dio si è messo in moto in me. Aš pradėjau gyvai trokšti Dievo tuo metu, kai artimai patyriau kančią, kai susirgo vienas mano šeimos narys. Ši kančia šeimoje sužadino manyje daug klausimų ir labai stiprų troškimą atrasti uolą, ant kurios aš galėčiau pastatyti savo namus. Man tuomet buvo 16 metų ir norėjosi stovėti ant kažko stabilaus, tikro ir patikimo. Vis dėlto jau buvau girdėjusi kalbant apie viešpatį, kuriuo tikėjau. Tačiau jutau raginimą leistis į kelionę bei troškulį ieškoti jo veido. Ir jis man apsireiškė kaip meilė, stipri, ištikima, tvirta ir uola. Kilo poreikis atsakyti į šį meilės pasireiškimą, kuris mane pripildė didelio džiaugsmo. Nedarant žygdarbius, nors anksčiau aš šiek tiek savanoriavau, keliavau į piligriminės keliones, dariau viską, ką sugalvodavau. Šitokio troškimo akivaizdoje iš visos širdies tebetęsiau tai, ką ir veikiau iki tol. Ėjau į mokyklą, lankiau licėjų, kur studijavau literatūrą, sportavau, mokiausi groti pianinu. Taigi gyvenau normalų 18-19 metų merginos gyvenimą. Tačiau turėjau didelį troškimą savo širdyje, atrasti savo būdą gyventi taip, kaip Kristus gyveno, mylėti, kaip jis mylėjo, visiškai dovanojant save. Ir kai aš sutikau šias seseris, Klarises, supratau, kad jų būdas visiškai save dovanoti buvo kaip tik tai, ko ieškojau.
Era proprio quella che io cercavo. Tądien aš pagalvojau, jos yra panašios į medžio šaknis, tą medžio dalį, kuri yra paslėpta, kuri atlieka mažiau regimą darbą, kuri palaiko medį, kurios dėka medis gali maitintis. Rimangono nascoste, che fanno un lavoro non appariscente, che l'albero si sostiene e che tutto l'albero si nutre. Aš nebėgau nuo santuokos. Man atrodo, kad būčiau galėjus sukurti gražią šeimą, auginti vaikus. Tai labai paslaptinga, bet prabėgus tiek metų drįstu sakyti, kad buvau aistringai įsimylėjusi Dievą. Bažnyčiose, kilusiose iš reformos ir anglikonų sąjungos, pašaukimas vienuoliniam gyvenimui tapo vertybė XIX amžiaus viduryje. Sesuo Benedikta priklauso Rioli diakonių bendruomeniai, kurią sudaro vienuolės kilusios iš skirtingų protestantiškų bažnyčių. Ši bendruomenė gimė Paryžiuje 1841. Būsima įkūrėjai Karolinai Malvesin susitikus pastorių Antoine Vermeil. Iš tikrųjų, Liuteris ir Kalvinas labai akcentavo gyvenimą poroje. Maždaug 98% mūsų pastorių yra vedę. Taigi, į vienuolinį gyvenimą mūsų tarpe, mūsų bažnyčiose, iš esmės žvelgiama kaip į gyvenimo poroje vengimą, kaip į kažkokį nereikalingumą. XIX amžiaus viduryje, kai kuriuose Europos šalyse prasidėjo didelis judėjimas, panašus į vėliau vykusi charizmatinį judėjimą, paplitęs labiau protestantiškose šalyse, bet palietęs ir Prancūziją, kai moteris pajuto šį troškimą, stebėdamos katalikes seseris. Tačiau ir mes turime šį troškimą radikaliai pasišvęsti Dievui. Le désir de nous consacrer de façon radicale à Dieu, sans que nous mettions en cause nesusiejant savęs su šeima, poros, pasirinkusios gyvenimą šeimoje, ir mes turime šį troškimą atsiduoti vargšams, pilnai atsiduoti Dievui. Tėvas Arno Bonasi yra Šamaniov bendruomenės kunigas. Šiuo metu jis yra atsakingas už jaunimą tarptautiniu mastu. Ši katalikiška bendruomenė įkurta 1973 metais, turi ekumeninį pašaukimą, suburia pašventuosius pasauliečius vyrus ir moteris, taip pat poras ir šeimas. Aš gimiau ir augau Paryžiaus priemiestyje. Mano laiminga vaikystė praėjo šeimoje, kuri gerai sutarė. Kai buvau paauglys, mano vyresnysis brolis atsivertė. Jam labai sekėsi gyvenime, o vieną dieną grįžo namo sakydamas, jeigu žinotumėte, kaip Dievas jūs myli, jūs apsiverktumėte iš džiaugsmo. Tai buvo žodžiai, kurie nepaliko mūsų abejingų, ypač manęs. Ir aš sekiau paskui jį į maldos vietas skirtas Marijai, kur radau tikėjimą. 16 metų Arno pasikrikštija. Studijų metai Paryžiuje, po to Grenoblyje paženklinti dvasiniais atradimais, kurie jį augina Dievo meilėje. Tokia buvo realybė ir tuo pat metu gyvenau jauno žmogaus gyvenimą. Vasarą 2 mėnesius praleidau su draugais Baskų pajūryje. Ten žinojau visas vietos diskotekas, kiekvieną vakarą eidavome į naktinį barą ir grįždavome 4 valandą ryto. Dienos metu plaukiodavau. Tai buvo lyg 2 pasauliai, ir panašus, ir skirtingi. Taigi pašvęsto gyvenimo troškimas manyje augo ir pats savo tariau. Tai klausimas, kurį išspręsiu vėliau, kai pabaigsiu studijas. Studijų metu vieną savaitgalį praleidau Otkomb vienuolyne. Ten buvo kunigas, kuris komentavo Švento Jono Evangeliją. 21 skyrius, stebuklingą žvejojimą ežere, kurio metu Jonas pasakė Petrui, tai viešpats.
Tai išgirdęs Petras nusimetė savo rūbą ir šoko į vandenį. Komentuodamas, kunigas sakė, Petras nepasakė, palauk, nesu tuo tikras, reikia su valtimi priplaukti. Pažiūrėti, ne, jis šoko į vandenį. Kunigas tęsė, yra jaunų žmonių, kurie galvoja apie pašaukimą savo gyvenimą, kurie klausia savęs, gal geriau važiuoti į užsienį, įgyti gyvenimiško patyrimo. Aš turėjau važiuoti į užsienį. Jie mano, galbūt reikėtų padraugauti su mergina ir nors juose nuolat gyvas pašaukimo klausimas, jie tuo metu apie tai dar nesvarsto. Taigi, kai minėtas kunigas kalbėjo, manyje viskas kunkuliavo, nes visi klausimai, apie kuriuos jis kalbėjo, mane jaudino. Ir aš, kaip Petras, norėjau šaukti į vandenį. Minėto savaitgalio metu nusprendžiau pradėti formaciją Šumaniov bendruomenėje. Man tai buvo kaip šuolis į vandenį. Tai buvo didžiulis džiaugsmas pasakyti taip viešpačiui ir jį sekti. Šis apsisprendimas manyje išlaisvino viską, kas iki šiol buvo uždaryta. En plus, tu sais, moi, on m'avait dit que, parce que vous n'avez pas joué depuis longtemps, et on m'avait dit que les fois d'avant, vous avez dû gagner souvent. Viešpats man suteikė didžiulį džiaugsmą, leisdamas sutikti kitus ir ypač tuos, kurie nepažįsta viešpaties. Gali būti, kad tai susijęs su mano paties atsivertimo istorija. Tačiau mane labai traukia toli nuo Dievo esantys žmonės. Labai džiaugiuosi, kas kart galėdamas eiti link viešpaties nepažįstančio ir jam pasakyti, jog Dievas jį labai myli, nes ir man buvo tai pasakyta. Pasakyti, jog jis gali viešpačiui pasitikėti ir kad niekada dėl jo nesigailės. Antrasis mano tarnystės džiaugsmas yra tai, jog galiu burti žmonės. Man labai patinka Eucharistijos pradžioje tariami žodžiai, viešpats su jumis, kad visi daro kryžiaus ženklą ir yra susirinkę prie viešpaties ir jo akivaizdoje. Tai yra mano pašaukimo esmė. Quelle joie en fait de pouvoir ensemble être devant notre Dieu. In particolare mi aveva colpito questo nascondimento. Pažinus seseris Klarises, mane sujaudino jų paslėptas gyvenimas, ko pasėkoje mes esame užnugaryje, esanti bažnyčios dalis. Galima panaudoti Mozės ir Jozuės kovojančių lygumoje su Amaleku pavyzdį. Mes esame ta dalis, kuri lieka iškėlusi rankas ant kalno, kai tuo tarpu kiti kovoja pirmose gretose. Be to, seserų auka yra labai ištikima. Nuo 1200 metų, kai jos gimė kartu su Klara ir Pranciškum Asyžiečiu, jų malda nenutrūko nei dienai. Ji niekada nenutrūksta, nei pirmadienį ar antradienį, nei per Kalėdas ar Velykas ar žolinės. Man atrodė, kad šis ritmas liudija Dievo ištikimybę ir meilę mums. Mes dovanai siejame, suteikiame gyvenimą, aukojame, bet niekuomet nežinome, kaip viešpats panaudos mūsų auką, kur leis sudygti gėrio sėklai. Mums nebūtina tai žinoti, bet būtina dalyvauti naujo gimime. Man atrodė, kad pasirinkus šį gyvenimą galėsiu mylėti, kaip mylėjo Kristus, visiškai save atiduodama. Di amare come Cristo ha amato fino al dono totale di sé. Mes negalime pasislėpti savo celėse, negalime uždaryti vienuolyną 8 valandą vakaro. Mūsų vienuolynas atidarytas nuo 6 ryto iki 11 vakaro. Žmonės atvyksta pas mus ir mes juos sutinkame išskėstomis rankomis.
Mes norime, kad jie sugrįžtų pas Dievą, kad vėl atrastų tikėjimą Kristumi ir galiausiai atrastų save savo viduje, o ne tik išorėje, kaip kad būna žvelgiant į save veidrodyje. Bažnyčios tėvai dažnai lygina vienuolišką gyvenimą su jūra, kurioje daugybė akmenų. Kiekvienas akmuo turi savo formą, kuri visiškai nepanaši į kito asmens, tačiau po truputį vanduo ir bangos juos nugludina. Ir galiausiai kiekvienas akmuo atranda savo vietą. Taip ir vienuoliai, kartu gyvendami vienuolyne, trinasi vienas į kitą, kartais net susižeidžia ir galiausiai kiekvienas įgauna savo formą ir auga tobulėjime. El elemento, direi, che può unire Broliškos meilės gyvenimas bendruomenėje yra tai, kas gali sujungti pasišventimą ir misiją. Visų pirma, broliškos meilės gyvenimas turi būti žmogiškas ir humanizuojantis. Tai toks gyvenimas, kuris mums leistų vis labiau tapti vyrais ir moterimis. Nes jei nesame vyrai ar moteris, negalime būti broliais ir seserimis. Antra, broliškos meilės gyvenimas gimsta iš gilaus tikėjimo Dievu. Šventas Pranciškus Asyžietis pasakytų, viešpats man davė brolius, taigi aš jų nepasirinkau, bet tai Dievo dovana. O kadangi tai Dievo dovana, man juos reikia paprasčiausiai priimti. Ir priimti, kaip Jis man juos duoda, o ne kaip kad aš pats norėčiau. Non come io vorrei che fossi. La vie communautaire est évidemment... Akivaizdu, kad bendruomeninis gyvenimas yra labai svarbu. Elle se vit comme tout groupe communautaire qui se cherche, kad bendruomenė būtų par la solitude viena, qui est nécessaire suvienita, dans une communauté Dievo žodžio klausimas ir vienumoje ir grupėje būtina, kad joje būtų ir bendras, ir asmeninis ieškojimas. Cette vie communautaire humaine, fraternelle. Būtina sukurti žmogišką, brolišką, šiltą ir džiaugsmingą bendruomenės gyvenimą. Mūsų bendruomenė, kaip ir kitose bendruomenėse, juokiamės, švenčiame ir džiaugiamės. Mes nenuobodžiaujame, esame kupini energijos, gyvybingumo. Bet visa tai yra persunkta vienatvėje išgyvento intimaus ryšio su Jėzumi. Notre relation d'intimité avec le Christ en solitude. Et puis nous sommes aussi des femmes d'église. Be to, mes esame bažnyčios moteris ir mūsų gyvenimas pažymėtas šventąja vakarienė. Tai labai svarbus laikas, kurio metu galime suprasti, jog reikia atsiprašyti sesers, jei kas negero įvyko, kaip kad visur būna. Šventoji vakarienė yra metas, kada galima susitaikyti su Dievu, seserimis ir su mumis tuo metu esančiais žmonėmis. Et peut-être tout particulièrement ce qui est paradoksalu, bet tai, kas mane labiausiai praturtina vienuoliško gyvenimo pašaukime, gyvenant šį išskirtinį ryšį su Kristumi, tai gyvenimas su šeimomis. Paradoxalement, de vivre avec les familles. Parce que
En voyant les familles, Matydama šeimas, kurios visiškai paskiria savo gyvenimą misijai, pati savo sakau, mūsų pašaukime nėra esminio skirtumo. Mes visi esame pakviesti sekti Kristumi. Tuo pačiu metu, matydama poras su vaikais, sakau savo. Jie yra bažnyčios misijoje, bet jie visą laiką su vaikais. Jie dirba dėl savo vaikų, jie dirba kartu su vaikais, jie ilsisi su savo vaikais. Jie praleidžia laiką kartu su šeima, poroje, su vaikais, su kiekvienu vaiku. Visa tai primena man mano pašaukimą ir pati savo sakau, štai taip turiu gyventi savo gyvenimą kartu su Jėzumi. Tai taip aš turiu būti pasiruošus atsakyti Kristui. Mano pasišventusio žmogaus gyvenimas nėra nuo 8 ryto iki 8 vakaro, bet visą laiką. Šumanov bendruomenės konstitucijoje yra sakinys, kuris man labai patinka ir kuris pradžioje mane labai nustebino. Tai frazė, jog negalima įsikurti bendruomeniniame gyvenime. Ir pati savo pasakiau, tai tiesa, tik Kristuje galiu apsigyventi. Ir tai gali būti iššūkis. Tai, jog negalima įsitaisyti Šumanov bendruomenėje, reikia būti pasiruošus apsigyventi tik Kristuje, tik juo remtis. Reikia suprasti, jog reikia būti pasiruošus veikti, o tai reiškia sekti Kristumi. Kartais reikia būti pasiruošus išvykti, keistis, o kartais reikia sustoti ir nejudėti. Būti ištikimam toje vietoje, kur esu. Gal būti pasislėpus, o gal būti viešumoje. Viskas yra įmanoma, nes esu susijusi su Kristumi ir jame. Šio mėnesio Dievo žodis paimtas iš laiško Efeziečiams 1 skyriaus tarp 3 ir 6 eilučių. Garbė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, kuris palaimino mus Kristuje, mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. Laisvu savo valios nutarimu, savo malonės kilnumo šloviai, jis apipylė mus dėl mylimojo. Šventoji dvasia, mes tau dėkojame už pašvęsto gyvenimo dovaną ir už tuos, kurie iš skirtingų bažnyčių atsiliepė į kvietimą sekti Kristų. Drauge su popiežiumi Pranciškumi prašome tave, įkvėpk jiems vargdienių palaiminimą, kad jie keliautų karalystės keliu. Suteik jiems guodėjo širdį, kad nušluostytų mažiausiųjų ašaras. Išmokyk juos švelnumo galios, kad Kristaus viešpatystė spinduliuotų juose.